Sveiki, šiandien kalbėsiu apie burnos higienos paslaptis. Manau, kad reikėtų daugiau kalbėti apie sveikatą, nes mūsų kūnas yra mūsų šventovė ir dėja daug pastorių Lietuvoje labai mažai kalba apie sveikatą. O kas liečia dantis, tai dabar ant kiekvieno kampo po odontologinį kabinetą, tad pasidalinsiu informaciją, kuri gali padėti jums išvengti vizitų pas odontologus. Aš esu gyvenime prarūkęs savo dantis, nes apie 20 metų rūkiau stipriai cigaretės. Tik 2020 metais Dievas ir Jėzus išlaisvino mane nuo šios priklausomybės. Šlovė jam. Tačiau nors visą gyvenimą lankiaus pas odontologus, vieninteliai patarimai, kurių sulaukiau, buvo valyti dantis 2 kartus dienoj ir naudoti minkštą dantų šepetėlį. Aš pasistengsiu būti naudingesnis jums ir pateiksiu žymiai vertingesnius patarimus, kad nebūtų poreikio vaikščioti pas dantistus. Taigi, visų pirma, pradėsiu nuo burnos skalavimo skysčio. Jie gali turėti fluorido, alkoholio arba turėti rūgštinį pH. Visi šie veiksniai kenkia jūsų dantim ar organizmui ir sunku rasti burnos skalavimo skystį be šių savybių. Todėl aš vietoj burnos skalavimo skysčio teikiu pirmenybę burnos skalavimui su kokoso aliejumi. Tai yra natūrali alternatyva ir ji nenužudo gerų bakterijų ir ypač gerai apsaugo dantis. Man atrodo, tai yra žymiai geriau nei burnos skalavimo skysčiai, nes, kaip jau sakiau, tai yra natūralu. Kuomet skalauju burną su kokoso alieju, pastebėjau, kad nebereikia praktiškai valyti liežuvio, labai mažai apsineša, o skalaujant su cheminiais burnos skalavimo skysčiais, jie nebuvo tokie galingi, kad apvalytų net ir liežuvį. Kaip skalauti burną su kokoso aliejumi? Įdėkite 1 valgomąjį šaukštą kokoso aliejaus į burną ir skalaukite ją 15-20 minučių. Po to viską išpjaukite į šiukšlių dėžę, ne į kriauklę, bet į šiukšlių dėžę ir išskalaukite burną su vandeniu. Tuomet išsivalykite dantis, naudokite kitą dantų šepetėlį, išsivalykite dantis su dantų pasta ir šepetėliu. Naudokite tik organinį, ekologišką, nerafinuotą kokoso aliejų. Kitas patarimas, kaip reikia valyti dantis. Svarbiausia nebrūšinti horizontaliai, nes taip gali atsitraukti dantenos. Reikia valyti dantis pakreipus dantų šepetėlį 45 laipsniais kampu ir sukant jį ratu. Bet man, jeigu atvirai sunku taip daryti, aš turiu grubias rankas, tai man labiau patinka valyti vertikaliai. Tačiau valant vertikaliai svarbu paminėti, kad negalima naudoti vienodo valymo stiprumo į abi pusės. Pavyzdžiui, jeigu valote viršutinius dantis, reikia stipriau paspausti šepetėlį, kuomet einam į apačią, nuo dantenos į apačią, o silpniau, kuomet grįžtame atgal į viršų. Tuomet neprieis maisto likučių po dantenomis. O jeigu valome apatinius dantis, tuomet reikia nušluoti stipriau einant iš apačios į viršų, vėl nuo dantenos iš apačios į viršų stipriau ir silpniau, kuomet grįžtame į apačią. Vienu žodžiu, reikia šluoti viską nuo dantenų. Naudokite tik minkštą dantų šepetėlį. Jeigu gerite kavą arba žalią arbatą, naudokite šiaudelį. Tuomet mažiau patamsės dantis ir mažiau bus dėmių. Dar vienas super patarimas, tai ksilitolio guma. Kramtant šią gumą jį pagamina jūsų burnoje seilių, kurios labai gerai remineralizuoja dantis ir atsikrato blogųjų bakterijų. Kramtykite ksilitolį po valgio ir tuomet negerkite vandens bent 30-60 minučių po to. Jeigu turite naminių gyvūnų, pirkite pastilės, o nekramtamąją gumą, kad išvengti nelaimių, nes jeigu šuo pagaus gumą, tai bus labai blogai. Ksilitolį galima pirkti internetu ir siūlau ieškoti įvairių dylų, nes kartais galima žymiai labiau sutaupyti, jeigu perki, pavyzdžiui, 400 gumų vienu metu, galima labai sutaupyti daug. Jeigu jūsų dantų emalis yra pažeistas arba prevencijai, naudokite remineralizuojančią dantų pastą be fluoro. Tokių dantų pastų galima rasti specializuotose internetinėse parduotuvėse. Dabar kalbėsiu apie fluoridą fluorą. Užtikrinkite, kad jūsų dantų pasta ar skalavimo skystis neturėtų fluorido ar fluoro,
Tai yra labai toksiška medžiaga, kai kurios jos atmainos yra naudojamos žiurkių nuoduose ir aš nejuokauju. Įveskite į Google fluoride is rat's poison. Ieškokite dantų pastos su fluoride, fluoride free dar žodis įdėtas užrašu, tai reiškia, kad joje nėra fluorido. Beje, fluorido dažnai būna skalavimo skysčiuose. Ir aš nesu 100% tikras, bet man atrodo, fluoridas ir fluoras yra lygiai tas pats. Labai sunku su lietuvių kalba. Tai man atrodo, fluoridas ir fluoras yra tas pats. Naudokite vandens irigatorių, kad pašalintumėte maisto likučius ir ištarpdančių. Tačiau naudokite tik pačią silpniausią srovę. Vandens irigatorius yra super geras dalykas ir jis padeda atsikratyti maisto likučių. Bet jeigu jūs naudojate vandens irigatorių arba naudojate kokoso aliejų, tai nereiškia, kad galite nebevalyti dantų, reikia ir valyti dantis. Vandens irigatorius yra skirtas tik maisto likučiam ištarpdančių pašalinti. Dar vienas patarimas dėl vandenilio peroksido ir baking soda. Šios terapijos gali būti labai galingos, bet jos nėra be rizikų. Pavyzdžiui, jeigu naudojate per didelės koncentracijos vandenilio peroksidą, jūs galite pažeisti emalį. Lygiai taip pat, jei per stipriai nubrauksite šepetėlį su baking soda, galite pažeisti emalį. Šios terapijos labai populiarios internete, YouTube, visur. Geriau naudoti dantų pastos, kurios jau turi šios produktus savo sudėtyje, negu pačiam žaisti su dozėm. Ir nebūtina, aišku, visų terapijų naudoti. Aš, pavyzdžiui, šiuo metu naudoju tik iš šių terapijų, kurias minėjau, naudoju tik kokoso aliejų šiuo metu. Ir dabar pirksiu dar remineralizuojančias pastos žadu nusipirkti, nes man atrodo žymiai geriau nei įprasta pasta. Ir dar kas svarbu, tai rūgštingumas. Dantim labai kenkia rūgštinį pH turintis maistas. Maisto ir gėrimų rūgštinis pH yra pagrindinė dantų problema sukelianti priežastis. Venkite rūgštinio maisto ir gėrimų tokių kaip cukrus, Coca-Cola, picos, burgeriai, apdorotas maistas, bandelės. Valgykite 80% šarminį maistą, tokį kaip žalios daržovės, vaisiai, avokadai, agurkai, brokoli. Čia loginis mąstymas, reikia vengti nesveiko maisto visų tų picų, burgerių, o geriau valgykite avokadus, agurkus ir jautieną kokią ir panašiai. Nors jautiena iš tikrųjų, man atrodo, rūgštinis yra, bet vis tiek mėsos reikia iš tikrųjų. Visiškai pašalinkite cukrų iš savo dietos. Jo, cukrus irgi yra nuodas. Nuo visų ligų padės, jeigu pašalinsite cukrų iš savo dietos. Kas 6 mėnesius atlikite burnos higienos procedūrą pas burnos higienistę. Ji taip pat patikrins, ar nereikia taisyti kokių dantų ir galėsite išgelbėti dantį. Bet jeigu naudosite bent vieną kokią gerą terapiją, pavyzdžiui, kokoso aliejų, tai man atrodo, nebereikės odontologo. Turėkite atskirą dantų šepetėlį rytui, dienai ir vakarui, kad jie galėtų išdžiūti. Ačiū, kad klausėt, prašau apsilankykite mano YouTube kanale, kur rasite daug medžiagos apie dabartinius būsimus laikus. Pamiršau, ar sakiau, prašau palaikinkit, subscribinkit. Dar kartą dėkui, iki.